Paties egzotišką Rio de Janeirą, o visiems, Katrina girdėjai, priminsiu, užgavėnės mūsų krašte į mažąją Lietuvą pradėto švęsti dar 1400 metus. Tuomet dar nevažiuodavau tokie svietėlę, bet dabar dėl to, kad mes esam feini, modernus, prašmatus, protingi, išmintingi, prie mūsų privažiuoja iš vis pasaulio. Svietėlė nepabėgė, dėl to, kad dabar ir toks svarbus susėmims. Vestuvininkas, svotbininką esat? Ir svotbininką. Tai dabar seniai persirengėlė reguliuoj, o visi griebat moris, gavėnus ir žingsniuojam link pramogų centrą. Kas virna ir patogiai atneš morę gavėną, tas gaus dovanų. Na uždyka, pasiemat morį gavėną ir eina ten jau lauk man tanti žemaitį, kad rados dovanų. Bet aš manau, galbūt vakar buvote išvykę, šiandieną grįžote į Šilutę, į miestą ir susirinkote palydėti žiemą. Kaip jis sakė vakar Šulija Naglis, kad jeigu mes šiandien labai gerai atšvęsim, blynų pavalgysim ir stipriai šauksim, rytoj žiemos ir nebebus. Gaila, liūdėsio šventė, nebe už žiemos, bet gal ir gerai, visi laukiam pavasario. Tai mėlėjai, su žiemos pabaiga, su užgavėnėmis ir linkiu, kad šiandieną dar kas neprivalgyti blynų, privalgykit, nes reikia 12 kartų valgyti ir tiek prisivalgyti, kaip sakė šiandien aplinkos ministras, kad pilvas būtų kietesnis už kaktą. Tai, mėlėjai, su švente ir gražios šios šventės pabaigos. O aš noriu už molių darymą. Tikrai buvo šiemet labai daug gražių įvairių ir išrinkti buvo, aš manau, komisijai be galo sunku, bet visgi Šilutės rajono savivaldybės mero prizas atitenka šokio kolektyvui Žvaigždūnė. Žvaigždūnė atitenka prizas už gražiausią morę, bet aišku buvo ir labai daug gražių morių. Ikčiam dėkui. Pašokit, parodykit, kai šokti mokat. Jo šišanės svietėlę iš Rio de Janeiro. Pavyzdėkit, kaip mes modernėjam. Graži liūtai, graži. Jo, na iš tokių egzotiškų kraštų, tai tik tanti pagalvok, ar mūsų laikais to buvo. Bet dabar mes viską turim. Bet prizas gražus. Siekčiom feins priz. Liūdėjimą paimkit, liūdėjimą.
Žinoma, ką gavot prizą. Tik čia tiek umirų, o dabar dar mes turim prizų. Už ekologišką. Nu, prašom. Dar šiška saldė būt. Kas saldė būt. Paliauk, plėšinį, paliauk. Už motriškiausi, viliokiškiausi mori, katra tokiom grožybėm motriškom vilioja atitenk Šilkarčiamos redakcija. Prašom prie mūsų. Motriškiausi mori, motriškiausi. Tokie įvilikiškiausi. Tai man žodėlę nabmok ištart pradė. Va. Nulėžęs špiragą. Na jo, už patį etniškiausi morim es apdovanojam Žemaičių Naumiesčio mokyklą darželį. Prašom prie mūsų. Žemaičių Naumiestis mokykla darželis pati morė ekologiškiausi jo. Atbėg. Žemaičių Naumiestis. Prašom. Ir dar pyragus dausi, pyragus. Pačiauti reikės lašinėnį. Na, norėjai pačiauteis. Na jo, ir buvo toks dvi figūrs. Vien vyrs, vien moteriška, viena balta apsirėdžius, kits juoda. Ten buvo svodvininka. Da už ten tokį, katri buvo moderniausi, kitoniškiausi, da feiniausi, atitenk Šiliuts jaunimui saugusi mokymų centrų. Prašom prie mūsų. Saknyga. Į piraks. Užgavėnis, kuomet persirengė vazodavos, po tam atėjo Prūsijos karalius, ant snableid vazotis į buvo šupin šventį. Bet visuomet užgavėnis šupin šventį mažai Lietuv šviesta tik antradienį. O ką buvo pita vistanti? O ne, Žemaitėjo liaub šviesdavo nu četvergą. Didysis četvergs prasidėdavo, reikėdavo jėsti 4 kartus. Pareiboj penktadienį 5, bet pamesos, palauk, jau apie jėdėm tu jau patelipom galvos. Nu, šeštadienį jėsdavom 6, sekmadienį 7, pirmadienį 8, o jau užgavėnių tikroj 9. Patat įsibėgėdavo 9 kartus, o dabar įsibėgėjom, na bet dėl to dabar reik 12 kartų užgavėnių deiną, pagerą rektingą pajėsti. Jei gerą pajėsat, visus metus būsat va tokiai. A jums gar neatrodo, kad lašininis ir iš Žemaičių? Dėl to, kad į ketvirtadienį, į pietnyčiai, į subotą, į visas dienas šmėkioj. O jau tas pavasarį iš mūsų lietuvininks ir tikras vėrelis. Bet lašinėnis uns už didelę dekciją. Juk navarekal Žemaitė sako, kas į gražus, kas į drūkts, reibus ir rauduons. Vo, pavyzdys. O šičioniškė sako, auks, klins, anu akis pind. Nu, patam. Dabar paliaukit. Turam da įsiaiškinti. Šį ir paskutinį dieną, lyg Velykų, kuomet turam trypt, šok, dainuoti, dikčiom daug šmėkioti. Jau žinot, ką reiškia šmėkioti? Jesti. Na jo, šmėkioti, tanti. Dabar aš myslím, kad mes turam pavyzdėti, kas nugalės. Tu tagor nori, kad būt žema? Jo, aš dėl ko noriu pasakyti, kad žema. Juk par žema taip gera tik jėdi, guli, ne tau daržą, ne tau peivas, ne augas, ne gryba. Jei jau ir aš par žema pastorėjau bent 200 gramų. Ta ko aš nusveins, dėl to aš tik už žemą, vakale tik už žemą. O aš myslím, kad prie mūsų turbūt pavasaris, tas dikčiom bus feinsors, bus daug gėrybių, gražybių, visokių feinų dalykų. Ir dirbti daug reikės. Nu paliauk, tanti, bus kas padirbt. Tad dabar veizėsam, turam šaukt, mergelėkis šaukat, pavasarį atėk, o vyrą kam tur šaukt.
į vyrą tam pat tur šauk. Na dabar šaukiam. Pavasarį tiek mes tavis laukam. Na šauk. Aš geriau sakysiu, šalti, žnaibyti baigi. A ne našauk, mes paveizėsam, kas iš laimės. Kas iš tokia ir. Lašinėlis ir kanapėlis, nesimuškit, aš už tavį. Kas nori, kad būtum žeima, es į lašinėlį posi. O kas nori, kad pie mūsų mažai lėdų pavasaris atėtų šešiadien. Tai dabar ir mes paveizėsam. Griebkit vyrą už tos virvėlis. Na, už manis už virvėlis jau. O kas nori, kad pavasaris iš tos pusėlis padėsanam. Pabandom, bala. Dienas. Baikit mušteis, rimta čia ir. Eina vakar, Paliauk, tanti, reik mane paklaus. Da, paliauk. Ką panė galvoja, kas nugalės? Merginė kikan galvoja, kas nugalės? Pavasaris man saviškas, aišku. O ką jūs galvojat, kas nugalės? Tik pavasaris. O jūs ką galvojat? A ir kas galvoja, kad žiema nugalės? Akme! O, užeima! Vein žmogas ir užeima. Na, anam tik pasivaident. Akšenkit žmogali, akšenkit muni. Užeima esat. Aplinko. Praleiskit vaką veiną, padori žmogų. Bet antens koks apgavyks taviškas ir Padėsit virvį apsiviniojus. Va jau veina toro. Ateikit da padėt pavasariu. Vaka akšenkit žeimą padėti. Vaka akšenkit žeimą padėti. Ateikit pavasarį! Ateikit tur pavas! Ak, saviškis, ateikit! Atšigoncu šeima! Ak, tai jūs dabar na maniškis būsat. O tam irgi liek man draugi, pavyzdėkit, gur šok par tvorikį. Ak, dienas! Ak, jes! O merso šeima! Usko merso žeimą! Na užėma, ak, dėl! Aš užėjau. Stavai protudos! O žeimą, vako! Na, ir pradedam! 1, 2, 3! Na, a tas čigons pradėm na iš mūsų kartų! O, šaunuolė! Gudruolis, tikras gudruolis. Jo. 1, 2, 3, plojam pavasaris! Ja. Mes dar neįsismaginom. Nu čia man mažiau traukti! Dar, nesutrykit. Nu, dar. Nepasitokim! O, jas jau sutryps. Nepasitokim! Užėjimą! Na jo, aš galvoju, kad mes turim su tavim eit pasivazot, ma aš truputį saviškis įgėsi. Gordu man jis nagriep jau. Palauk. Nagaliai pavasaris. Ta mergelka mane surukova! Ak, dienas, pradė man akis išvyti, kuomet tavį pamačiau. Kas to saldainė? Čia dai cigonė parnešk veina. Oi, ačiū. Oi. Na, dabar galim papliot, nes į mūsų kiemus atein pavasaris ir niek tant nablėp, reik degint ant 55 moris. 55 gražus skaičius. Jo, tik čiom 5 ir tikras pavasaris nuo rytojaus pradėm stos. Kažin, aš norėčiau dar šeimos. Dabar visi kartu.
O tu čia mane suvirvė įdėk į laikraštį. Suvirvė mane įdėk.